Namaste, sveiki visiems. Šiandien tokiu įdomiu rakursu noriu vieną temą aptarti, nes atėjo mintis paskutiniam dienom apie tai. Mes girdim daug pasisakymų, kaip nepriklausyt nuo aplinkinių nuomonės, kaip nereaguot, jeigu kažkas tave kritikuoja arba neigiamai atsiliepia. Atsakymas yra paprastas. Neišeis visiškai nepriklausyt, neišeis visiškai nereaguot, bet vienas dalykas labai padeda. Ir toksai gana netikėtas rakursas bus paimtas. Tai yra labai gerai gauti daug kritikos. Vienas pliusas tame yra labai geras. Kai tu gauni vėl ir vėl daug kritikos, tu arba negatyvo, o mūsų sociume tai dažniausiai negatyvo daugiau negu pozityvo. Tas pats ir galioja dvasinėse bendrijose. Nes dvasinėse bendrijose žmonės praktikuoja, jiem kelia ydas, ypatingai pavydą. Ir nereik tikėtis, kad ten bus labai tave pakelianti atmosfera. Mano praktikai tai anaiptol ne. Tikrai ne. Tai čia prie to grįšim. Ir tu turi pasiekti tokį tašką, kada tu supranti, kad nėra verta kažkam įtikti ir patikti. Nėra verta. Bet tai turi ateiti tada, kada tau yra tiek badoma, durstama, kada tu tiesiog tave atmuša. Ir tu pradedi galvot labai giliai, ar yra prasmė kažkam patikti ir įtikti. Galbūt yra didesnė prasmė eit savo keliu ir būt savimi. Ir jeigu tu eini savo keliu ir stengi būti toks, koks tu esi, aišku, stengiasi keistis, bet tu toks, koks esi, žinai. Ir jeigu tu kažkam ir tam nepatinki, ir tam, tu tiesiog ateina taškas, kada tu junti, kad neverta kreipti dėmesio ir nėra jokios prasmės gadintis nuotaikos. Ir tu giliai supranti, kad žmonės, kurie į tave eina neigiamai, dažniausiai tai yra tie, kurie tau giliai viduj pavydi. Tai yra dažniausia priežastis. Man, pavyzdžiui, einant per vaišnavų bendruomenės, per tą 30 metų, buvo labai mažai žmonių, kiekybiškai, procentaliai, kurie palaikė, įvertino ir teigiamai atsineždavo. Labai daug žmonių buvo, kurie kritiką varė. Ar tai būtų iskone, ar tai būtų tradiciniam vaišnavizme, ar tai būtų, nesvarbu kur, visur yra tas pats. Ir netgi tradiciniam vaišnavizme aš galiu pasakyti daugiau to susilaukiau. Ir supratau vieną dalyką, kad
kol tu reaguosi, tol tu negalėsi bhajano atlikti, tol tu negalėsi gilios meditacijos atlikti. Ir tas kritika, tas badymas, jis yra reikalingas tam, kad tu atšoktum nuo tos vilties, kad kažkas tave čia vertins, žinai. Tiesiog, kad net nebūtų tokios minties, daužo, žinai, kaip tą kilimą daužo, kol dulkės nebeina iš kilimo. Kad tu neturėtum jokio lūkesčio ir noro gauti iš kažkur kažkokio tai vertinimo ir taip toliau. Nes žmogus yra toksai padaras, o vaišnavas pradedantis irgi yra padaras, su visa pagarba, kad tol, kol to jį patenkini, jis tave vertina. Bet kai tu jo nepatenkini, jis tavęs nevertina. Arba tu gali patenkinti, bet pavydas niekad neleis įvertinti tavęs ir būti dėkingam tau už tai, ką tu padarei. Būtent pavydas. Pavydas yra iš tikrųjų labai sunkiai įveikiamas dalykas. Tai yra kaip gyvatė. Ir Šrila Prabhupada dažnai kalba apie tai, kad gyvatę gali maitinti pienu, bet gyvatė nuo to netampa draugiška. Jos nuodai tik didėja ir jinai gali vis tiek tau įkąs. Taip ir pavydas, tu gali žmogų patenkinti, bet žmogus neįvertins to. Jis visą laiką matys daugiau trūkumų negu pliusų pas tave. Ir jisai nejaus dėkingumo. Tas pavydas neleis jaus dėkingumo to, ką tu padarei jam per gyvenimą. Jis netgi neatsimins arba nureikšmins. Tai čia buvo nereikšminga. Ir pastoji vers ieško trūkumų. Tai tave turi tiek atitrankyti, kad tu nebejaustum jokios prasmės tikėtis iš kažko įvertinimo. Čia dvasiniam kely tai išeina į naudą. Jeigu tu neini dvasiniu keliu, tai žmogus nueina į depresijas, į pyktį, agresiją ant aplinkos, į svaigalus ir taip toliau. Bet jeigu tu eini dvasiniu keliu, tai tau išeina į naudą. Ir kuo mažiau tavo sąmonėje lieka lūkesčių, kad tave kažkas tai gerbs, įvertins, dar kažką. Kuo mažiau lūkesčių lieka, tuo tu gilesnę laisvę ir ramybę išgyveni. Nes mes labai daug praleidžiam laiko mąstydami, kas ką pasakė, kas ką mąsto apie mus, arba kaip aš atrodysiu, koks mano bus imidžas, ką kiti pagalvos. Tam tai daro protą neramų. Tu gyveni arba praeitį, kas tave ką pasakė, ką padarė tau, arba ateitį, ką apie tave pagalvos, ką pasakys. Ir mes dažnai einam į kompromisą su savim. Mes neparodom savęs, nepasakom tai, ką norim pasakyti, nepadarom tai, ką norim padaryti. Nes bijom, kad bus bloga reakcija ir mums skaudės. Arba prarasim santykius, kurie naudingi. Taip toliau. Tai yra nelaisvė. Tai yra nelaisva būsena. Bet kai tu vis daugiau ir daugiau paleidi tą norą įtikt, patikt, išgiliai, nes tave tiek tranko, kad tu nebematai prasmės savo veiksmų, savo žodžių derinti su aplinka taip, kad jai patiktum ir įtiktum. Tai kuo daugiau tą paleidi, tuo daugiau laisvės atsiranda viduje ir to protas yra ramesnis ir tuo tu gali giliau susikoncentruoti į Dievą. Nes tu paleidai žmonės. Mums sunku susikoncentruoti į Kūrėją, į Radą ir Krišną dėl to, kad mes mąstom apie kitus, kas ką padarė, pasakė, kaip bus, kaip tas anas. Bet kai viduj vyksta tas paleidimas, ir kuo jis stipresnis vyksta, tuo
pas tave daugiau toks plėtimasis ir tikra laisvė ateina. Kada tu iš tikrųjų viduje pasakai, nu mąstys taip, tai mąstys, nu pasakė taip, tai pasakė, nu atrodysiu taip, tai atrodysiu. Prasilaisvini nuo to, ką aplinka tau sakys, reaguos, kažką tau darys, atsilaisvini. Ir kuo tu daugiau atsilaisvini, kuo tu labiau paleidi lūkesti iš žmonių, lūkesti, giluminį lūkesti, paleidinėjai. Tuo pas te daugiau laisvės, tuo daugiau energijos ir tuo greičiau tavo talentai, tavo vidinės energijos, tavo vidiniai gabumai pradeda skleistis. Nes mums skleistis dažnai trukdo aplinkiniai žmonės su savo nuomonėm, su savo komentarais. Netgi būna ir trukdo su elgesiu. Tai va, čia yra toksai giluminė tokia patirtis, kad tu tą kritiką, tas tavęs badymas, jisai turi ir gerąją pusę. Jis tave atmuša nuo turėjimo lūkesčių, kad tu kažkam patiksi, tiksi ir dar kažką. Ne tame laimė yra, kažkam patikti ar įtikti. Pirmiausia, mes turim patikti savo patys. Mes turim būti taikoje su savim pačiu. Net jeigu mes ir turim daug ydų, mes turim priimti save, apglėbti savo vidinį aš ir būti taikoje. Iš esmės. Be abejo, mums yra tai, kas mums nepatinka viduj. Su tais elementais mes nesam taikoje. Bet tie elementai nėra visas tu. Tai sakykim, tau namas patinka, bet reikia langus nuvalyti, prasisiurbti, bet tu neatmeti viso namo. Tu esi apglėbęs savo namą, savo būstą. Taip ir save tu apkabini, yra tas bruožas, yra tas momentas, dirbi su juo, bet tu myli save. Ir labai labai svarbu pamilt save toks, koks tu esi ir mesti kiekvienais metais vis stipriau tą lūkestį, tą durną lūkestį prote, kuris tikisi, kad tu būsi įvertintas, pagirtas, kad gerą žodį susilauks, kad tave atsimins, dar kažkas dar. Visus tuos toksai noras ateina ir tu jį ate. Nes tame nėra jokios prasmės. Tie žmonės, kurie tave, girs, vertins, jie gali jau po pusmečio, po metų tave mesti į šiukšlių dėžę. Tokių, kurie tave vertins visą gyvenimą, gal bus 1, 2 ar 3. Taip yra, tokia realybė. Ir pastatyti savo psichologinę būseną ant šito pripažinimo, aplinkinių nuomonės, yra kvaila. Yra tiesiog kvaila. Tai pirmiausia, kaip pasakyti, kai tave atmuša, ir tas blogai, ir tas blogai, ir tas blogai, ir tas, ir kiekvienais metais, bent jau man tai būna, kiekvienais metais kritika, ateina kritikos. 30 metų. Ir pagrindė iš vaišnavų beje. Ne iš paprastų žmonių, kurie nieko nepraktikuoja, bet iš vaišnavų. Suprantate, kaip įdomi. Mano tokia patirtis. Asmeninė, aš nesakau, kad visiems tai bus. Bet čia nesvarbu iš kieno ateina. Bet jinai ateina. Neįvertinimas, nurašymas, toksai žinai. Ir kiekvienais metais aš savo tą pasakau. Nepriklausyk nuo aplinkinių savo džiaugsme. Ieškok tos tikros laimės, tikros ramybės ryšyje su dangum. Nes kuo tu labiau tobulėjai, tuo labiau atsiranda pavydžių žmonių,
kurie vis bando rasti kažkokių trūkumų tave. Kai kurie patys nesupranta, kad realiai pavydi. Nesupranta. Ir taip ir turi būti. Mes turime Jėzaus Kristaus istoriją ir pavydas, konkurencija, kad jisai taps žmonių karaliumi, išrinktuoju, privertė jį nužudyti. Elementariai nužudyti ir ne šiaip nužudyti, bet žiauriai nužudyti, pažeminant, nešant kryžių ir jį plakant, tiesiog kad nužudyti. Tai buvo pavydas. Pavydas, konkurencija. Ir tas dalykas tau rodo, kad ne žmonių pasaulyje tu turi ieškoti giluminės atramos. Ne žmonių pasaulyje, tai yra labai didelė klaida bus. Jeigu tu savo ramybę statysi ant žmonių santykių, tai bus labai labai didelė klaida. Aš palaikau tas idėjas ir šalia ir manęs yra žmonių, kurie palaiko ir teigiamai ir daug metų, bet vis dėlto tikrą ramybę turi statyti ant savo ryšio su Kūrėju, su Rada ir Krišna, ant ryšio su šventaisiais. Va ten yra stabilu. Nes kol žmogus yra neišsivalęs iš savo ydų, jis labai greit gali keisti savo atsinešimą į tave. O sielos, kurios apsivaliusios nuo ydų, tai yra šventieji, jie niekad nekeis požiūrio į tave. Visą laiką akcentuos gerus dalykus. Ir visą laiką tave mylės. To, ko mes labiausiai ir norim. Ir kai va šitas nusispjovimas įvyksta vis labiau ir labiau, ir tu vis labiau ir labiau prieini išvadą, kad reikia tos meilės ieškoti ne iš žmogaus, galų gale, bet iš savo ryšio su amžinybė, su dangum, va tada tavo badžianas, tavo meditacija tampa gili. Dėl to, bet kad tu tai prieitum, tave turi daug baladot. Badyt, kad tau atšoktų fantazijos ir šitos iliuzijos. Ir kai jos atšoka, tavo meditacija tampa gili. Ir tu pradedi krautis savo turtus į savo dvasinį aruodą. Ir tie turtai persineši kitą gyvenimą. Čia yra labai labai svarbu suvokti. Neturėkime iliuzijų, kad būsim populiarūs, mėgiami ir visokie kitokie. Dabar kabinėjimas yra prie bet kokios smulkmenos. Ir prie tos smulkmenos prisikabinama, jinai yra išpučiama ir visas geros tavo savybės, jos yra užsidengia. Nes 1, 2, 3 smulkmenėlės arba išpučiami yra. Taip veikia pavydas. Ir Lietuvoje su pavydu yra labai didelė problema, dėl to, kad žmonės yra nelaimingi, nesirealizavę ir čia reikia labai daug gero švietimo ir vedimo žmonių. Ta galiu pasakyti. Ir tai galioja tiek žmonėm, kurie nepraktikuoja, ir tai galioja ypač tiem, kurie praktikuoja, kurie ir vaišnavizmą praktikuoja, tai ypač ir galioja irgi. Nes tiek, kiek aš, pavyzdžiui, susidūriau su tuo badymu, tai aš tiesiog esu pats, kaip sako, apakęs, giliai sukrėstas, kaip įmanoma dvasinėse bendrijose tiek turėti negatyvo ir noro ieškoti trūkumų. Kaip įmanoma. Po to supranti, kad į dvasinės bendrijas ateina žmonės, kurie turi problemų dažniausiai. Ir tie žmonės nemėtys ant tavęs rožių žiedlapių. Nemėtys.
Plius dvasiniu keliu einantis žmogus, jam kelia jo ydas, nu ir jisai ir taip gali, ir anaip gali pasielgti. Bet kokiu atveju žmonės einantis dvasiniu keliu yra labai gerbiami, bet nereik turėti iliuzijų ir lūkesčių, kad tave kažkas labai vertins ir gerbs. Pavydas yra stiprus reikalas. Ir jeigu tu nori turėti rimtą meditaciją, tu privalėsi paleidinėti tą lūkestį, gauti iš aplinkinių pripažinimo, įvertinimo ir laikų. Tas dalykas turės išeiti, kol tu visiškai priimsi prieglobstį prie Rados ir Krišnos, ar Jėzaus ir Marijos, ar Budos, ar Šyvos ir Parvatės lotosinių pėdučių. Kol tu prie jų nepriimsi prieglobsčio, ramybės nebus. Kol tu tikėsies dar kažko susigraibyti iš žmonių, ramybės nebus. Ir laisvės tikrosios nebus. Tu priklausysi. Va jis tą pasakė, aną pasakė. Tu ieškosi, tu bandysi pataikauti, kad gaut meilės kažkokios iš tos sąlygos būtybės, sąlygotas. Visa tai yra normalu, tai yra žmogiški santykiai, jie reikalingi, juos reikia pažinti, bet kada žmonės kalba, kad aš noriu tapti nepriklausomas nuo to, ką aplinkiniai mąsto ar jaučia, tai vienas iš gerų dalykų yra gauti labai daug šiškų į galvą ir gauti labai daug dūrių, kad tau atšoktų fantazija, kad tu ne čia ieškai. Nes kitaip neatšoks. Kitaip tu eisi ir ieškosi ir bandysi nusipirkti tos santykius ir bandysi tarnauti, kad tik gaut kažką. Ne. Tave turės atmušti. Labai gerai. Ir aš, pavyzdžiui, esu dėkingas visiems, kas negatyvą turėjo, turi ir pylė viską. Mane tai labai padėjo atsibūsti. Ir pradėti žvelgti vidų, nebe teoriškai, bet praktiškai. Ieškoti viduje laimės. Kaip tas muskusinis elnias, kuris skleidžia iš savo bambutės nepaprasto kvapo aromatą, jisai bėgioja po mišką, uosto augalus ir ieško, iš kur tas aromatas sklinda. Čia yra Vedose duodamas palyginimas. Kol jis galų gale supranta, tik nežinau, ar jie supranta, kad tas aromatas sklinda iš jo sielą, iš jo bambutės. Tai taip ir mes lakstom po mišką, vieną medį apsikabinam, kitą medį apsikabinam, trečią. Norim ramybės, norim apsaugos, norim meilės, šilumos, įvertinimų. Ir tu negauni tiek, kiek nori. Arba gauni atvirkščiai, apsikabinio ten spigliai. Kol tu supranti, kad ta tikra ramybė, ta tikra laimė, saugumas eina iš tavo vidaus. Ir jeigu tu nori rimtos meditacijos, tu turėsi šitos savo lūkesčius atidėti į šoną. Nes ne ten ieškai. Tai va, kada bhaktai užduoda klausimus, o kaip čia žinai, kaip čia su tais, kaip su ta meditacija, kaip su jos pagilinimu. Tai atsakymas yra toks: meditacija pagilės tada, kada tu pradėsi ieškoti prieglobsčio toj meditacijai. Kada tu patirsi ir suvoksi, kad tavo tikras prieglobstis, tikra meilė ir ramybė ateina iš anapusybės, ne iš žmonių pasaulio. Žmonių pasaulis reikalingas. Mes vis tiek turim santykius, mes viens kitą palaikom
ir visa kita. Bet ta grupelė žmonių, su kuriais tu turi tos santykius, yra dažniausiai nedidelė. Aplinka yra gana atšiauri. Ir nereikia statyti tos pamato ant tos mažos grupelės žmonių. Iš to labiau tikėtis iš aplinkos, kad tu gausi ten kažkokius tai, kad tave įvertins. Tavo pastangas, tavo prakaitą, tavo triūsą. Žmonės per daug egocentriški, kad jie tai įvertintų. Teisingai. Ir tu visą laik nusivilsi. Ir ne tie žmonės yra kalti. Ir ne tie žmonės, ne juose yra problema. Problema yra tavyje, kad tu tikiesi. Ir kad tu turi vilčių. Ir lūkesčių. Kad jie tau tai duos. O čia yra tavo problema, ne jų. Ir kai tu tai suvoki, tu niekam neturi pretenzijų. Tai va. Tai va, stenkimės, aš nesakau, kad viską išraut. Čia ilgas procesas, aš irgi jame randuosi. Bet stenkimės tuos lūkesčius po biškį atidėt ir ieškoti kiekvieną dieną daugiau ramybės savyje, būt taikoje su savim. Nebadyti, nekaltinti, nesigėdinti, tiesiog mylėti save, pirmiausia sau duoti tą palaikymą ir megzti ryšį su Kūrėju, su savo dievybėm. Ir kuo daugiau bendrauti su žmonėm, kurie tave palaiko. Va. Ir tai padės. Tas lūkesčių mažinimas duos vidinę laisvę. Ateis laikas, kai tu pajausi, kad tu jau mažiau tau rūpi, ką kiti sako, kitais metais dar mažiau rūpi, trečiais metais dar mažiau rūpi. Ir kuo mažiau rūpi, reiškia, tuo mažiau lūkesčių. Kuo mažiau lūkesčių, tuo vidinė laisvė didesnė. Tu nepriklausai, tau nereikia. No. Tu nežiūri, kiek tau laikų sudėjo, tu nežiūri, kas tave sveikino, nesveikino su gimtadieniu, kas tau skambina, neskambina, kas ką šneka. Laisvė didėja, protinė plečiasi. Bet tai yra ilgas procesas ir tikrai nėra jokio seminaro pasaulyje, kuris per savaitę tau padės išsivaduoti nuo priklausimo nuo aplinkinių nuomonių. Nėra tokių seminarų ir nebus tokių mokymų ir mokytojų. Tai yra ilgas procesas. Palaipsninis. Ir kuo tu mažiau lūkesčių turi, kuo tu daugiau semiesi iš vidaus, tada praktiškai tu po vieną laiptelį vis daugiau ir išsivaduoji nuo tos priklausomybės. Tai tiek norėjau pasidalinti šiandieną. Ir jeigu jūs įkvepia šitos paskaitos, kviečiu paremti mano švietimo veiklą. Rekvizitus palieku visada po video. Iki kitų kartų. Namaste.